Šis miestas visuomet buvo mano svajonė. Senokai nebuvau autobuse. Ir kaip viskas pasikeitė. Manau, kad klaipėdiečiai viešuoju transportu galėtų važinėti nemokamai. Mes galime sukurti veiksmingą taršos mažinimo sistemą, įrengti pakankamai matuoklių, plauti gatves, o pokyčius stebėti kiekvieną savo telefone. Ir mamos galės būti ramios, žinodamos, kad jų vaikai auga saugioje ir švarioje aplinkoje. Mums reikia tvarkingų ir jaukių kaimų, juk veitas ir visiems – vakams, senjorams ir automobiliams. Statysime antžeminės ir pažeminės stovėjimo aikšteles, įrengsime jaukias, patogias erdves, įtrauksime jūs, bendruomenės. Mes už patogų senamiestį visiems, žmonėms su judėjimo negalia ir tėvams su kūdikiais pritaikytas perėjas, grindinį, atnaujintus namų fasadus. Senamiestis privalo atsinaujinti. Mes – nauja jėga Klaipėdai.